Sveiki. Labai trumpai apie skausmą psichosomatikoje. Paskutiniu metu vėlgi dažnai įrašus darau tada, kada dubliuojasi vienas per kitą užklausos ir jos apie kažką tai. Tai vat labai daug paskutiniu metu yra ir apie skausmą, skausmo faktorių. Ką skausmas daro? Skausmas jums sako, kad kažkur kažkas gyvenime yra, kažkur judate ne taip, kažką darote ne taip. Reikėtų į tą skausmo faktorių atkreipti dėmesį. Ne kodėl man, ne kodėl su manim, o kam jums to reikia, apie ką jūsų skausmas, taip? Pagalvokite, kurioj gyvenimo srity jums skauda perkeltinė prasme. Sugrįžkite į tą sritį, į tą situaciją, į kažkokį tai įvykį ir pagalvokite, kaip jūs iki to priėjote. Kokia jums nauda iš to skausmo, kokie jūs esate, kai jums skauda, ką jūs galite daryti, kai jums skauda. Ko jūs galite nedaryti, kai jums skauda. Ir jūs atrasite kažkokią naudą. Jūs sugrįžite į kažkokią situaciją, kažkokį gyvenimo įvykį, kažkokią sferą. Ir tiesiog pagalvokite 2 klausimai. Kaip jūs iki ten atėjote ir ką jūs galite padaryti, kad toje sferoje jums mažiau skaudėtų. Tai yra labai paprasta praktika, bet kokiu atveju skausmas visada kalbės apie tai, kad reikia kažkur nukreipti žvilgsnį. Ir reikia atkreipti dėmesį, kur yra skausminga situacija jūsų gyvenime. Ir labai daug kas jums paaiškės. Ir netgi, jeigu suprasite prasmę, jeigu kažką ten išvelgsit pozityvaus, galbūt jums gerokai palengvės, net ir be vaistų.